Karoli, ko pritrūko šiandien? Turbūt tas tradicinis klausimas, ko pritrūko iki pergalės čia, prieš Ventspils komandą? Na, sakyčiau, gal blogai sužydėm tą antrą kėlinį, jau ne pirmą kartą jis jums kiša koją. Nežinau, kažkoks užburtas toks dalykas, gaunasi antram kėlinį paleidžiam, o po to bandom laimėti varžybas. Manau, tiesiog, kad atsipalaidavom tam antram kėlinį ir prieš tokio lygio komandą to daryti negalima, nes visgi, kaip pasakyti, elito divizionas, reikia žaisti nuo pradžių. Tai ne pirmą kartą ta pati problema, kai užstringa gynyba, užstringa ir puolimas Juventus komanda. Šiandien buvo ir antrame kėlinyje, nes ir praleidote daug ir nepavyko užpulti. Na tai taip jau yra, kai gynybo nesulašyta ir puolime neina. Treneris visą laiką sakydavo, jeigu gynybo apsiginat, tai puolimas savaime ateis. Kai mes neapsigynėm, tai ir puolimas buvo blogas. Antroji pusė parodė, kad visgi galima kovoti ir su Ventspilio komanda, netgi čia išvykoje. Kas padėjo atsitiesti? Ar aikštės gynyba pasikeitusi gynybos sistema, ar tiesiog treneris per ilgąją pertrauką kažką pasakė, užvedė čia kalbą? Nežinau, sunku pasakyti. Aišku, gynyba padėjo aikštės kažkiek tai. Ir pačius varžovus išmušėm iš vėžių, bet visgi mūsų pačių, gal nežinau, charakteris, gal tiesiog, nežinau, surimtėjom, pradėjom žaisti labiau, bet sakau, tokiam lygiai to neužtenka, reikia nuo pradžių iki galo lašti. Pats šiandien sužaidė dar vienas solidžias rungtynes, 20 taškų, 10 kamuolių, eilinis dvigubas dublis. Kaip jautiesi pats asmeniškai ir ar šiandien galėjai sužaisti dar geriau? Na, aišku, smagu, kad tokie skaičiai yra. Tobulai tikrai nežiūrėjau, buvo ir klaidų, jaučiasi ir nuovargis rungtynių pabaigoje. Viskas prieš akį žiūrėsiu, analizuosiu, bandysiu kitą kartą aš geriau, vis greitai laukia dar vienas varžybos. Būtent apie rytojus rungtynės 20 valandų maždaug atsigauti. Kas per varžovus, kaip reikėtų žaisti gal tenai, gal šiek tiek apie rytojus rungtynės? Susikaupt nuo pradžių ir nepaleisti iniciatyvos, žaisti. Mes žaidžiam dabar svečiuose, fanų nėra, mes patys turim save palaikyti, žaisti, rodyti charakterį.